Labai svarbios rungtynės buvo šiandien, tiek jiems, tiek mums. Čia labai einam susispaudę į tą aštuntuką. Pergalės atveju būtumėm pakilę, o dabar jau palikom toj pačioj vietoj. Bet ką noriu pasakyti apie rungtynes, laimėjo ta komanda, kuri daugiau norėjo laimėti. Mes kažkaip tai pirmą kėlinį vangiai nieko nesukūrėm, nieko nepadarėm, suklydom prie savo vartų, prasileidom į vartį. Teko atakuoti ir antram kėlinį dar kontratakos gavom į vartį. Kad prastos rungtynės, sakau, tas toks atsidavimas buvo. Nors nuotaikos buvo tas prieš rungtynės, ten pasiūlo eilės žaidėjų, negalėjo žaisti pagrindinių. Atrodo, turėtų būti kaip ir gerai, bet gavosi viskas atvirkščiai. Nesužaidėm rungtynių, nesukūrėm nieko priekį. Aštraus to pasiekė. Beveik net ir momentų neturėjom. Prieš galą jau čia, kai bėgom į priekį visiškai, kaip sakant, netyčia, kad kažką tai išpėsti nors lygis. Taip kad prastas rungtynės labai šiandien įsivestis. Eilė rungtynių, jeigu su Utenoje prastai sužaidė. Ir šiandien.